Šaldytuvas. Tas pats šaldytuvas. Priklauso, kiek nori bados, kai tiek jis man įrodys. 3 valandas šaldytuvas buvo 148–152 vatai. Reikėjo net išsijungti. Draska stipriai. Dabar irgi drasko, tik apsukos ir mažesnis, bet įtampa yra dar didžiulė. Vadovskai valdo laidą. Yra ne vienas įrašas nufilmuotas, kaip ir normaliai parodo įrenginys. Žemiau 245 voltų įtampa pas mus nebenukrimt visiškai. Praktiškai laikosi 260–270. Dabar 275, tai yra dar daugiau pakilusi. Net kyla. Pasižiūrėjus, 277 net jau. Vadovskai valdo visiškai mūsų laidą. 14 metų vyksta atvira vagystė. 3 metai visiškai nebeslepiama, nes policijos pareigūnai Telšių, Alina Sauserė, Balkauskienė, prokuroras Gailius, Tulpinienė advokatė, teisėja, ignoravo parodymus, padegimus, įsilaužimus, nors garso įrašai yra. Esu dangstų vagystė ir vadovskai to naudojasi. Todėl mes toliau mokam didžiulės sąskaitas, pas mūsų blokuojami internetai, dingsta daiktai, nunuodytas šuo. Prieš 11–12 panašiai metų dingo 30 000 dar litų. Buvo apkaltintas vyras, nors kortelėse manim buvo Vilniui dar sąskaitoj buvo pinigai. Grįžus namo, ryte vaiko anūko krikštynom jų jau nebebuvo. Badauskienė visada vykdė dvigubą buhalteriją ir jinai sugeba puikiai suklastoti dokumentus. Visą tą jinai dabar puikiai parodė, pademonstravo. Dingsta pinigai iš sąskaitų ir jų negalim mes įrodyti, kur tie pinigai dingo. Badauskienė jos klastoja dokumentus, įsilaužus į bankų serverius. Tai yra gerai pasiruošusi, gerai apmokyta visa grupuotė, į kurį įtraukia net savo anūkus. Toliau Badauskiai mokina ir ne tik savo vaikus, bet ir anūkus. Badauskienės sūnus renginių vedėjas Ernestas Badauskas. Jis gali kelti žmonėms pavojų, nes jisai turi adresus, telefonus, kuriais gali pasinaudoti, kad apvogti žmonės. O tai jie jau parodė, kad gali padaryti. Ir jau tai padarė. Naudoja balsų simuliatorių, kad išviliuoti pinigus. Ta darė per mano telefonų įrenginį. Buvo 2 žmonių vyriškių pokalbis įrašytas. Paliko diktafonį įrašytą. Iš pokalbių buvo galim suprasti, kad tai policijos pareigūnai. Va. Tas pats šaldytuvas pradeda kilti jau. 20 minučių vienodai rodė. Turėtų kaip tik dabar išsijungti jau. Pusę valandos turėtų išsijungti šaldytuvas, o dabar jis jau kyla. Jau 39. Tai va, Badauskai reguliuoja sukimisi greitį ir tą fiksuoja įrenginiai puikiai. 5 multimetrai, 5 šitokie įrenginiai yra.